Didesnį šitą projektą darai, negu jis čia yra. Oi, koksai paroš. Seni. Kiek tu uždirbi čia pinigų? 10. Du geriausius draugus iš humoro klubo. Buvo ir muštynių ne vieną kartą. Ir galvoju, yra. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Aš nežinau, kokios aš nuotaikos visą laiką turiu būti tokiuose dalykuose. Tiesiog, nežinau, gal praeis laiką daugiau pavaikščios po tas podcastas, pagausi tą vaibą. Koks turi būti ten tas podcast vaibas, bet čia maždaug. Čia geriau negu nepatogus klausimai, bet blogiau negu vėl tie patys. Tai Okay. realiai. Kažkas per vidurį, ne? Per vidurį, jo. Tai Kažkas tarp nuo iki. tarp Rūtos ir Rūtos Janutinės. Tai toliau tęsiam antrąjį sezoną. Labai ankstyvus ir rytinis epizodas, bet taip jau yra. Ir toliau vyksta sezonas, paklodė geltonėje. Ir šiandien pasikvietėm Mantą Bartuševičių, Sveiki. retai matomą podcastuose, bet kažkaip įkalbėjom. Ačiū, kad radai laiką, buvo sunku susiderinti, Ačiū, kad pakvietei Šilvinai. nes tu išsiėmė žmogus. Ačiū. Mūsų žiūrovė Inga iš Pakruojo prašė perduoti. Ačiū, kad radai laiką ateiti, žinoma, podcastą, tikiu, kad buvo labai sunku, nes tu išsiėmė žmogus. Linkėjimai Pakruojui atgal, Ingai. Šiaip ironiška, kad neradai laiko, nes tu laikrodžius kolekcionuoji. Tai toks bairis. Geras. Kokį brangiausią laikrodį turi. Žinoma, gerai sužaidai. Po velnių tu geras esi tame, ką darai, Šilvinai. Koks klausimas buvo? Kokį brangiausią turi laikrodį? Nežinau, Žiželė Koltre. Hmm? Žiželė Koltre. Žiūrėk, Koltre? Aha. Kiek jis kainavo? Chuja, žinau. 700. Biški, nu jo, kažkas tokio. Vis aš ir tokį. O, parodyk, kas čia. Čia kasija turi būti. O, koks gražus. Kiek jų tokių kilogramas kainuoja dabar? Nežinau net. Aš nesveriam. Nu, visą konteinerį pirkam ten. O tai pirkai iš pirmų? Toks dar yra. Parodyk. Šitą iš Amerikos atvežė. Atvežė, veža, tai man $12 kainavo. Man atrodo, kad jisai kaip buvo įdėtas į konteinerį, tai turėjo likti ten, žinau. Krovikui netyčia nukrito ir... Bet jisai netrodo blogai laiką. Šitas iš Jisai to... nei vieno dalyko nerodo gerai šitas. Tai svarbu grožis, žinai. Nei Dėl dienos, nei grožio. datos, nei laiko. Dėl grožio nešioja iš... Ir iš 3 laiko rodmenų nei vienas netitinka nei valanda, nei minutės, nei sekundės. Ten kalorijos užšai. Kas taip? Kalorijos. Ok. Tada čia tavo. Tai tokio. Bet čia panašus. Paraš. Skniai. Skniai? Čia net ne kasai. Jo, Čia ir skniai. net nerodo iš tikrųjų. Tai tiesiog- Okay. Turi dar, aišku, kad turi. Šitas brangiausias. Oi, koksai paroš. Seni. Bet šitas perfect. Perfect Na, Storm. nes brandas perfect. Šitas labai šiai fainas. Bet labai pavargsta ranka nuo tokio, manau. Perfect Quartz. Staty perka. Aš žiūrėdamas maždaug matau, kad sekundės blogai rodo. Matau, kad per ilgai tiksi. Ir ne vienodai. Čia gal irgi pagal pulsą. Permušimai tokie matosi yra. Gražus laikroduks. Šitą nemesi, nes galim grindį sulaužyti. Kaip- Šiaip brang hobis, aš pats pajutau savo kailiu. Taip.
Kiek tu uždirbi šiai pinigų? Dabar žinok, jeigu imsim gegužės mėnesį, tai labai daug minusų esu. Va, tarkim dabar tuoj. Tai gaunas, kad aš neuždirbu nieko ir net į minusą einu. Nu, gegužės dar nebuvo. Nu, tai bus dabar. Ai, bus po, kaip epizodų paleisiu. Jo, tai aš... O vasarį? Vasarį irgi mažokai, nes labai trumpas mėnuo buvo. Man asmeniškai. Man gali jam surealinės. Nelabai šiaip, žinok, skanių matau. Ai. Nors man šitas tai visai nieko. Bet jisai su agonom šitas ar ne? Ne. O šitas? Su. Nu, davai tada šitą. Bet tai tikriausiai vis tiek santaupų turi. Turiu kažkiek, jo. Kiek? Žinau, šiaip dabar neskaičiavau. 10-20. Ar žmona nieko nesako, kad laikrodžiam pinigus? Turi nemažai sankaupų, tu turi. Sankaupų? Man labai smagu, kad didėja tiek jūsų žiūrovų ratas, tiek pats tu. Reikėjo susiderinti klausimus vienas kitą prieš. Nes aš pratis, kad aš tyčiojos. Davai tyčiokis, davai, pastumk ant mane. Čia tavo daug nemėgiamų sūrelių. Less sugar. O žinai, kokie aš mėgstu sūrelį, kai man manija užeina? Bipols. Ar žmona nepyksta, kad aš kaip pinigus laikrodžiam? Ne, nepyksta. Aš jai padovanojau laikrodį, tai jinai dabar nebepyksta. Virtuvinį? Ant Tie rankos. taimė reiktų būti. No, ant rankos. Ai, ant rankų. Tai myliu savo žmoną. Nebūtų žmona, jeigu nemylėtum. Ja, man šiaip jinai. Gal išsutariam. Top žmogus man jinai. Į top mano top 10 patenka. Šiaip daug dirbi, vedi daug renginių, ne? Vaikštai po podcastus, ar randi laiką pasirūpinti savo brangiais? Kuom? Nes žinau, kad tame bairėje turi būti pasislėpęs. Brangiais kuom, Žilvinai? Apie kompiuterį. Čia sugadinau tavo bairį. Kaip tobulai jaučiu planavai dabar išeiti termopastos reklamą, ne? Bet dabar taip iškirtau visus kelius. Nes aš apie termopastą šnekėjau, nes jie neturi laiko. Aš mėgstu pasirūpinti savo brangiai žmonėmis. Aš skiriu jiems laiko ir man kiti dalykai, pavyzdžiui, kompas yra visiškai nesvarbu gyvenime. Absoliučiai, kai yra, svarbiausia yra mylinti žmonės, kurie yra šalia tavęs. O visi kompai, telefonai, jų tvarkymai, tai yra nesvarbu, Žilvinai. Nes šiaip svarbu darbui padaryti, kaip tu video sumontuosi. Esi neturi laiko termopastą. Bet pavyzdžiui, bet vis tiek, jeigu tu turi žmogų mylimą šalia, tai tau ne tas galvojimas niekada. Ten video padaryti, nepadaryti. Ne. Bet, tu galvosi apie žmogų ir tu viską dėl jo gali atiduoti. Bet jeigu tam žmogui nori laikrodį nupirkti, reikia pinigų laikrodžiai. Tiesa. Pinigam uždirbti reikia kompą. Jo, bet tie pinigai irgi, žinai, jie ateina, išeina, o žmonės lieka. Tai ir žmonės tai manau, gali išeiti. Keiskim temą, čia viskas, manau, atsakyta štai temai. Žmonės irgi išeina. Išeina, taip. Bet ateina irgi paskui. O kompiuterį lieka, jeigu pasirūpinė įstinkamai. Nu. O pavyzdžiui, jeigu žmonėm tinkamai pasirūpinė, žmonės irgi neišeina. Tai. Gali išeiti. Nu, gali. Tai kompu, kad ir, pavyzdžiui, kompu pasirūpinsi, kompas irgi gali išeiti. Pavyzdžiui, kokią įmonę, tarkim, sakytum, kad pasirūpint gali kompui. Nežinau, geriausiai termopastas. Tai, pavyzdžiui, irgi gali jie blogai pasirūpinti ir gali. Ne, negali jie blogai. Ir išeis kompas. Ne, vat kas termopastą gerai pasirūpinti. Nes jei, supranti, jeigu kaip aš tau noriu prastumti, aš čia ne reklamą darau. Nes jei tu nespėjai, jie turi paslaugą, kur gali kurjerį užsakyti. Jie paima kompą, tau grąžina, nemokamą diagnostiką. Gali per Instagramą parašyti, kaip sekas mano kompiuteriui. Jie tau atsiunčia nuotrauką, kaip sekas. Lemba, Tai termopastą. Esu daręs reklamos ir aš čia užvažiu vieną. Iš streso aš kosu visada. Nu.
Mėgsti pats, čia toks perėjimas. Mėgsti pats labiau gaminti ar einat į gastronominis vietas? Aš nelabai mėgstu gaminti, aš nelabai moku gaminti. Yra keletas tik tai dalykų, kuriuos aš gaminu, o man šiaip nelabai gaunas. Tai einam į kažkur. O būna, kad neskaniai nueint ir paskui, oi, kaip čia Retai. ne pavalgam. Retai. Retai. Visada ne būna. Nu, ne visada būna nem būna ir nem pavalgymų ir kartais tikrai būna nem pavalgymų. Bet dažniausiai nem būna. Tai turi išsirinkęs vietas, kur gali nem. Taip. Gerai. Kitą kartą paplanuosim integraciją su restoranais. Esi pagarsėjęs savo kugelio receptų. Taip. Ar esi kugel hedas? Ar kugel galius? Mano širdį visada yra kugelis. Šiaip blogai, nes cholesterolis tikriausiai Na, aukštas. blogai, bet well. Kemšas Nuo kraujagyslių. kada tu pradėjai rūpintis cholesteroliu? Sau niekada. Bet tu žinai, Neli rimtai susijom, tu neakauk taip. Kiek Aš- tau metų dabar? Man 2,7 Eik. tramdu. Tau tramdu. Mm. Na. Aš galvoju, jeigu komedijai nori ką pasiekti, reikia priaugti svorio. Tu ne... Bet tu numirsi vaikelį paprasčiausiai. Nu, tu... Bet aš numirsiu aukštumoje būdamas. Ar tu dakilsi iki aukštumos? Tau reikės tapdėl dar kažkur. Ilsėtų. Numiršta ir baiginėjom sezoną. Nu. Aukštumoje tikrai paliksi. Vieną dieną aš kaip jaučiuosi kaip Usain Boltas, kitą dieną kaip Jagelavičiūtė. Gerai, grįžkim prie maisto. Kokią dieną tu jauties kaip Usainas Boltas? Kyla klausim. Kurią? Kai būna, kad dabar su šaibom problemų, tai pabaltoju biškai. Šeštadienio naktim. Nu. Gerai, man įdomu biškai apie kugelis. Matau. Tu šiaip esi konservatorius šitoj srityje, ar mėgsti liberaliai eksperimentuoti? Mėgstu liberaliai pažiūrėti. Esu kairėje, sakyčiau, kugelinėje ideologijoje, esu šiek tiek kairėje, bet man, žinai, nepatinka, aš čia gal būsiu dabar labai kontroversiškas, bet aš šiaip už tai, kad ten į tą kugelį labai daug nedėja dalykų. Man iš esmės turi būti kugelis. Aš nemėgstu, kai ten karkos būna kokios nors. Nu tai, bet tai tada konservatyviai taip žiūri. Ne, tai žinai, tu yra senų receptų visokių, kur ten karkas deda, ausis, liežuvis, kiaulės ir taip toliau. Bet ne, dėl manęs man galėtų būti tik tai kugelis ir man smagu eksperimentuoti kažkokį padažiuką, kažkokį ten, žinai, spirgelį ar kažką. Ai, kugelio nelėskit, bet aplinkui galite. Ja. Pavyzdžiui, nenorėtum kugelio iš saldžių bulvių batatų. Ne, manau, nesąmonė. Iš cukinį. Ne. Jeigu darai kugelį iš cepelino, sumali cepelinus. Gerai, čia idėja. Manau, kad labai neskaniai gautųsi, bet labai linksmai atrodytų. Palauk, kaip vadintųsi? Cepelinėlis. Cepelinugėlis? Cepelgalis. Šiaip koks tavo požiūris į cepelinų fanų bazę? Mes... Nu tai čia yra ta, būtent didysis klešas, yra labai stipri kieto ir minkšto šakočio bendruomenės asociacijos. Ir tokios pat stiprios yra cepelinų ir kugelė, ir jos tarpusavį nesutarė. Ir buvo ir muštynių ne vieną kartą. Aš jaučiu toks atvejis kaip surelio ir jogurto pusės irgi skiria. Pas jūs irgi, ne šitas yra. Ką jogurtiniai? O žiūrėk, mums nereikia kramtyti, mes galim gerti arba su šaukšteliu. Ir jų labai daug žmonių po operacijos, labai irgi jogurtiniai. Da, mes galim po apendicito operacijos. Nu. Visi ten tie trachėjų, kur trachėjos išoperuotos, jiegi jogurtiniai radikalūs. Baisu. Galim praskėsti su degtinė. Surelio su degtinė nesuvalgys.
Aš irgi ne. O tu žinai, kur yra dingęs tas jo surelis? Daug kas ieško jo, bet jisai viskas. Ir nebebus jau? Tu turėtum žinot kažką. Ne, nebebus, nes mes rašėme e-mailus. Sunkiai ten jie nenori. Bet žinau, kur yra tokio stiliaus surelių. Yra kažkoks pakaitalas man. Yra, bet ne Lietuvoje. Rimtai? Čia rimtai dabar? Ukraina, Kijeve. Rimtai? Ar meluoji? Nemeluoja. Yra su sausainiu surelis? Jo. Panašus į jo? Nu, tokia pat tipaža, toks sausainis ir surelis. Ok. Tai aš manau ir dėl to dar turim Ukrainą apginti. Ok, tiesa. Nes ten labiau, ten rinka surelio geriau išreikšti, ten gali nusipirkti surelį, kurio pakuotė į 2 surelį. Nu, tipo, tau nereikia 2 surelį, sutaupai plastiko kaimą. Ok, geras, nežinau. Šiaip man tikrai tie labai sureliai patiko. Ir po to, kai jie dingo, aš tiesą sakant, biškiai apleidau surelius, tai sorry. Gali šiaip ant sausainio gaidelio užsidėti. Bet tai tas ir gaunasi, žinai. Ne, nu. Gerai, aš iš tikrųjų dėl vieno šiandien tave pasikviečiau. Nes mes turim naują kugelio receptą. Ir norėjau to parodyti. Sakyk. Mes tiesiog kirtį kitur uždėjom. Kugelis. Kugelis. Ir jei nori gali su grėtiniu. Užsidėti grėtinį. Spirgavo ir. Nežinau, jeigu nori gali paragauti. Sakai, liberalių labiau esi. Gerai, aš visgi tada ganėtinai konservatyviai žiūriu į kugelį. Visgi. Čia kugelis, jeigu mo muziejus darytų. Kaip valsa playeris atrodo. O kugelis. Tai tu sakai, kad tu gali tiesiog taip kirtį pakeisti, ne? Čia visai kitas jo, receptas nedaug pasikeitė, tiesiog kirtį kitur uždėjom. O jei tu būsi kitas žmogus, jeigu aš tave kerbeliu vadinsiu. Gal tada šitas podcastas taps juokinga. O, čia ne pavardę reikėtų. Čia pavardę iš esmės reikėtų pakeisti tada vedančiojo. Galbūt raumeningas bišas. Gerai, reikia patraukti. Apsimokėjo? Nežinau. Dėl tiek laiko, kiek buvo, kad apsimokėjo šitą bairį daryti. Eit pirkt. Spirgų grėtinės eit pirkt. Kugelį. Realiai minutę laiko maks. Bet dėl tiek peržiūrų vertas tenktis. 700. Dabar sėdėt grėtiniuotą ranką. Eik tu. Ei. Tu toks šlikštukas esi. Tai čia breakpointis, kur pamatysit reklamą dar vieną. O, termopastos uždėkit reklamą dabar, prašyčiau. Sveiki, močiutė prašė pertapti kompiuterį, todėl atvykom į termopastą, jie tą daro geriausiai ir dar prie to paties diagnostiką padarysim, nes kažko sakė, nebelabai veikia, tai einam, pažiūrėsim, kaip seksis. Sveiki. Sveiki. Čia močiutė prašė pertapti laptopą, žinau, jūs darot prieš vasarą. Taip. Gal neperkaistų tą vasarą. Diagnostiką gal išeis padaryti kažkaip, nes kažko sakė nebeveikia, tai jei galite pažiūrėti, kad čia kažkas. Aš jau matau, kad čia. Na ką, matau, močiutė ir pati pabandė. Tai jau čia ne ta prasme, prašė pertapti, gal prašė majonezą iš tikrųjų pertapti, gali tas būti. Na, šiaip majonezas irgi pasižymiai gerom termogeniniam savybėm, bet termopasta, kurią tepam mes, žymiai geriau veikia ir žymiai ilgiau. Aišku, galbūt ne tokia skani kaip šita. Bent už diagnostiką nereiks mokėti, nes nemokamai termopastai. Termopasta. Atsargiai neįeik į kadrą, nes jie čia nekarpo nieko. O yra planuose daryti 3 sezoną?
Žiūrėsim, ką vadybos išnekės. Aha. Ką tu čia apsimetiniai? Operatorius brolis yra ir daugiau nieko čia nėra, jokių žmonių. Vat čia jokio biudžeto, manau, nėra. Ką čia gali, kas čia tvirtina? Tvirtinu. Kas čia ką tvirtina? Žinoma. Per vadybą Ką viskas tu, vaikšto. ko tu čia apsimetinėjai didesnį šitą projektą darai, negu jis čia yra. Čia yra su manim 3 žmonės dabar yra. Ką tu čia įsivaizduoji dar? Kažką reikia pradėti. Jau 7 metai. 15 metų komedijai. Aš jau žiauriai pavydžiu tau to, kad tu nepasiduodi. Tas man žavu yra. Darai tuos, bandai vis, tipo, prasimušt. Cool. Aš įsivaizduoju, kaip tu džiaugsies, kaip vieną dieną, tipo, jau žiūrės tave. Gal su šito epizodu tai bus. Turiu planų vasarai. Turiu. Ar yra kokių paslapčių, kurias norėtum apskleisti 300 žiūrovų? Būčiau norėjęs gal projektus pasireklamuoti, bet... Klausimą geriau. Instagram'e story įsikelsiu tiesiog. Čia gali būti, kad Didesnė labai nauda. popins, kaip, nes mes kaip kriptovaliutą, mes dabar dugnais vaikštam, bet popins, tada mes kešinsim ir vėl visus skirsim. tai jeigu tu užgaudysi tą pointą, tu gali prasimušti. Na gerai, aš pasireklamuosiu tada. Vasarą laukia komanda. Negavoju mailo į pakvietimą, bet čia į spam. ne? Jo, į spam gal ne. Blemba, o tavo ne Žilvinas Eta Kerbelis? Ne. .lt? Ne. Ai, blemba, tai bus kažkur kitur nuėjo. Arba kirtinė ten uždėt. Fuck, dabar taip nesmagu, žinok. Tai nieko. Mes dar prisimenu, kad kaip tik galvojom, ar tave, ar Nataliją Bunkę kviesti ir... Panašaus tipažą. O tu būtum galėjęs Liepos 3? Mm. Ai, nu tai va, tai gerai tada. Tai va. Kiek triusiukų dedatės į komandiruotę? Švarių. Aš deduosi maždaug kas 2 dieną. Mm. Tai 7. 7. Maždaug. Plius minus. Bet tai žinai, mes važinėjom, tai stot pardį galim. Tai iš vis, nu, tas prisikraut daiktųgi nesąmonė yra, taigi čia už 2 kilų kažkoks miestas bus didesnis, nusipirksi, ką reikia. Dantų šepetėlį. Nu, tai pasiėmė tokį, kam pirkiot. Čia durnas klausimas. Šiaip norėjau paklausti apie humoro klubą. Mhm. Pertrauką darysit? Jo. Kaip čia taip pavargat? Jo. Negalvoja tiesiog energetinę išgerti. Tai va, gal nebereiks pertraukas daryti. Čia jeigu būtų rėmę tave kažkoks energetinis, būtum galėjęs padaryti. Vat, situacija tokia dabar yra. Ir jau užmestas aliupas, bet pasirodo krepšininko, ten nebuvo, kur mes... Pasirodo krepšininkas negali pašokti dėl svorio. Tai jo, pasidarysim pertrauką biškį. Noriu grįžti su didesnė meilė ir aistra ir ugnim akise į stand-upą. Naujų narių neieškosit? O ką? Ne, šiaip. Koks tavo mailas dabar, primink man? Aš pats neatsimenu, nes per vadybą dažniausiai derinam. Tai pats... Koks vadybos numeris? Vadybos mailas žilinas.kerbelis@gmail.com. Okay. Tai galiu per vadybą tau rašyti tada? Jo. Gerai. Tavo išvardink bent 2 geriausius draugus iš humoro klubo. Iš visų? Buvusių? Ne, aš esamų. Tik iš esamų? Paulius būtų man. Ambrazevičius. Jo. Ir... Perspektyvus. Jo, ir kas dar? Gal Vaidutis? Šežinis. Jo. Irgi perspektyvų. Nu. Su streaminimais ten, bet prasimuš komedija. Jo. Kas tavo geriausi draugai yra? Safas gal. Kas dar? Daugiausiai henginam.
Buvom pernai susitikę. Su Safu jūs draugai? Nu, buvom, nes filmavom epizodų, po to nebesimatėm. Ok. Tai man čia kol kas daugiausiai kiek esu su žmogum susitiks. Ok, kas dar? Tad pora Lenkų yra, Mhm. 2 tokie. Jūs daro dar, ar ne? Mes ten turim projektėlį. Bet jūs ilgai nedaro. Galvojam su Passatu važiuoti per miestelius ir susirinkti miestelį žmonės ir kalbėti apie dalykus. Kaip podcastas, ale, bet keliauja. Taigi seniai čia piznintas konceptas. Čia visiškai kitokie pasikalbėjimai. Bet Tik mes... tai, kad su mašina važinėja į kitus miestus. Tai čia visiškai piznintas konceptas. Čia kaip Laisvės TV važinėja vienu metu intervus darė. Kaip Paksas su Malūnsparniu skraido No. po Lietuvą ir agitavo. Kuo tu geresnis už Paksą? Na, aš nesukčius. Gerai, prigavai. Per gyvas. Šiaip ar yra tikimybė, kad vieną dieną pamatysim Manto Bartuševičiaus solo stand-up show? Jo. Bet neišsiskirsiu su humoro klubu. Čia kaip side bus. Turbūt, kad taip. Kada maždaug? Bliama, sunku pasakyti, žinok dabar. Bet norėsiu kažkada pasibandyti. Mm. Bet aš tau parašysiu. Tai aš vadybai tau parašysiu tada. Primink dar kartą. Žilvinas eta. Žilvinas.kerbelis@gmail.com. Gerai. Ir Yahoo yra su tokiu pačiu. Bet ne, pasvardų neatsimenu. Aha. Gal ten ir siuntit komandiruotę? Ne. Nesintėm. Gerai, jau į pabaigą, nes antras lapas prasidėjo, antram lapį gaunas, kad nusikali tik porą klausimų. Žiauriai nedaug, labai daug. Nenorėjau šriftą sumažinti, nes nesimato vėliau. Mhm. Aš atmintinai, tai man svarbesnių reikalų yra gyvenime. Ką tu dar veiki gyvenime? Kas tau dar svarbesnė buvo, negu šiandien su manim padaryti? Šiandien Jo, man įdomu, kas... norėjau pabrančinti nueiti su draugė, tada katinus iššukuoti, nes šertis pradėjo. Mhm. Šitas intervus pablogins mus ir taip apišalčius santykius. Manau, kad blogina pastovi, kai tu visokias nesąmonės, aš varoju kažkokius kitus podcastus ir tu rašinėjai laidų vedėjam klausimus visokius nesąmoningus. Toks jausmas, kad tu bandai man perduoti žinutę per vedėją kažkokį. Yra buvę. Tai... Nėra, kad čia mano pastovi veikla. Bet ir laikina nepavadinčiau. Ir laikinai. Bet ja, kartais yra to laisvesnio laiko. Ne, aš nieko neturiu prieš tą. Mm. Nerūpi, bet... Ką žinau. Ką manai apie podcastus, kurie kviečiasi žinomus veidus, kad parduotų integracijas brangiau? Žemą, manau. Žemų. Kas tu per vedėjas esi? Tu baigęs klausimą ir tu nieko nebegali pašnekėti su manim, nebepravedi nieko daugiau. Rimtai? Eik, tu savo Štai žinai. manęs ir nemėgsta. Žmonės. Bet aš maniau, kad yra priežastis nemėgti. Tiesiog tu nieko nedarai. Net nežinau, kaip tas nemėgti. Ar mėgti. Tu viskas baigęs klausimą, tu sustoji. Taip veikia podcastų rinka. Ne, iš vis klausimų nesirašo dažniausiai. Aš nežinau, aš būčiau pasiruošęs kažką įdomiau tavęs paklausti. Nors jau čia galiu klausinėti ir panašaus lygio gausis, ką tu manęs klausai. Tai buvo malonu, kad užsukot. Čia buvo epizodas sureliai. Pasikalbėjome prie surelių. Ir žiūrėkit Contribui, prenumeruokit. Pirmą prenumeruokit, tada galėsit žiūrėti YouTube, Instagram, TikTok. Ne, galima ir neprenumeravo žiūrėti. Nu, jeigu, nes tavo Ambrazevičius atsiunčia linkus. Jisai vagį Jo, iš manęs ir jo. jums duoda. Ir su jumis buvo Mantas ir Žilvinas. Ir galiu dar perduoti žinutę. Termopastai, jeigu norit reklamos normalios. PM, sakant. Ir susitaupys biškį rezultatų kažkokių pasieksim kartu, manau. O šitą tai sabotuosiu gal visiškai tavo termopastos, kad vapšės tam daugiau nedirbtų, tai... Bet žinai, kad mes galim karpyti ir iškirpti viską, ką sakė. Gerai, čia jau jūsų garbės reikalas. Jokiais būdais neimk